Vasarą atsinaujino, persidažėm sienas, grindis ir ruošiamės tikrai labai tokiam intensyviam šių metų naujam sezonui. Galerija jau šiais metais bus, šį rugsėjo mėnesį bus 14 metų. Galerija 10 metų galbūt ieškom savo veido, savo identiteto, o jau ir po truputį mes jį atrandam. Ir iš tikrųjų galerija labai didelį dėmesį skiria jauniems menininkams, kurių mes parodų daug surengėme ir pačioj galerijoje ir pristatome tiek Meno mugėje Art Vilnius, tiek tarptautinėse užsienio mugėse. Ir pirma pažintis mūsų jaunu tapytoju Gustu Jagminu, kuris šiandien pristatys personalinę tapybos parodą Peizažas su kaliošu. Gusto kūrybą mes jau seniai pastebėjom ir taip jau kurį laiką derinom šią parodą ir džiaugiamės, kad būtent pradedame šią parodą, nes menininkas tikrai yra labai įdomus ir čia, manau, ir pristatys toliau ir menotyrininkas daktaras Viktoras Liutkus, buvęs Gusto dėstytojas, bet dabar pradžioje Gustai pačiam žodis. Taip, tai yra mano trečioji personalinė paroda. Ir kuo jinai kitokia, arba kuo jinai tokia pati, kokios ir prieš tai buvusios, tai tiesiog, jeigu man visą laiką aš bandydavau tapyboje kažkokį kabinti tiesioginę prasme socialinį aspektą, tai šitoj parodoj aš sąmoningai to vengiau, bet tai nereiškia, kad to nebuvo nesąmoningai. Ir pati paroda, jinai tokia yra, tarsi aš pats save pakviečiau tapydamas apsivalyti nuo tokios kultūrinės patinos. Kai yra tokia situacija, kai maždaug tu žiūri į sodą ir nebematai sodo, bet matai klasiko paveikslus. Tai aš kažkaip tai labai norėjau iš savęs šitą išmušti ir išmušinėjau kurį laiką tapydamas. Ir šiaip man patiko vieno mano draugo tokia mintis. Jisai per atidarymą pasakė, sako, aš nekalbėsiu, nes tai yra kaip menininko pasteisinimas. Menininkas atidaro parodą ir jisai labai daug kalba, tai gaunasi kaip pasteisinimas. Ir šiai progai aš specialiai ištraukiau tokį tekstuką, kuris yra parašytas prieš 3 metus mano personaliniai parodai. Bet jis nebuvo niekur publikuotas, jis nebuvo niekur skaitytas, aš jį tik tai pacitavau vienoj vietoj. Galbūt dėl to, kad aš to tekstuko gėdinausi, nes jis parašytas tokia egzaltuota kalba ir tiesiog aš jį užmečiau ir aš jį dabar ištraukiau netyčia. Ir autoriaus to tekstuko nebus šį vakarą, bet tekstą perskaitysiu aš pats. Tai tekstas vadinasi Būti tapytoju. Būti tapytoju tai gyventi vaizdinių prieglobstyje ir neigti realybę, o gal tiesiog tapyti tai patirti kažką panašaus į vėjų plaikstomą augalo būvį. Klausimai retoriniai kaip ir pati tapyba, kurį jų gali užduoti bent 1000, bet neatsakyti nei į vieną. Parodos autorius Gustas Jagminas šios klausimus taipogi palieka atvirus ir sakosi geriau ir toliau būsęs sąžiningai laikmečio socioemocinį tvaiką sugeriančių grybų pinšis, kempininių šeimos grybų gentis, o ne retorinių klausimų atsakinėtojų. Jis ir toliau bičiuliausis su atstumtaisiais, o ne su galingaisiais, tvirtinančiais, kad atskirtis esanti tik nesugebėjimo prisitaikyti, paranojinių sąmokslo teorijų ir bėdžių kliedesių pasekmė. Beje, nūnai išgyvent tokį tendencingą sociumo susisluoksniavimą, nenuostabu, kad šiam itin jautriam dailininkui gimsta tokios tragiškos ir įtemptos tapybinės išraiškos, o kartais netgi apokaliptinės paveikslų fabulos.
Tapytojas pats neretai svaigsta nuo ūmių emocinių proveržių ir egzaltuoto, aplinkinius vis labiau erzinančio revoliucinės minties gaivalo, tačiau euforija atslūgus vis dažniau kenčia kone nuo kosminės melancholijos. Atsigauna pasisemdamas energijos iš degančios saulės, iš šėlstančios jūros bangų, iš vėjo, verčiančio net ir storiausius ąžuolus, išvytinto žuvies ir juodosios arbatos. Giliai sugėręs tautinės koloristinės tapybos mokyklos ypatumus, galiausiai tapybinės savastį Gustas atranda giliai sulindusią savojo dzūkiško, vis dar vaikiško, bet laiko jau kiek paėsto kūno audiniuose. Daug jam tenka treniruotis, kad ją laukan išvarytų. Vis tik, kai tapytojo sąmonė tam tikram emocinės energijos kiekiui leidžia laisvai cirkuliuoti po kūną, o protas tampa aštriu, juslės nubudusiomis, o ranka dar kur reikia ir kiek reikia, ryžtingai baksnuoja, braukia, mosuoja, gestikuliuoja, žiūrėk jo savastis ir išeina laukan tapyba parekselens, taip sakant. Tapytojui tai labai patinka, todėl tai atsitinka dar daugybę kartų. Vis tik jis savęs klausia, kodėl ir vėl tapo ir kas jo tapybos adresatas. Atsakymą iš dalies randa Henry Flinto filosofijoje. Henry Flintas, amerikiečių filosofas, menininkas, kontrkultūros aktyvistas susijęs su Fliuksus, gimė 1940 metais. Henry Flinto filosofijoje siūlančio kūryboje atsisakyti bet kokio atstovavimo kažkam ir viso to, kas susijęs su paklausa, konkurencija, profesionalizmu. Tada belieka susikoncentruoti į tai, kas liko ir daryti tai vien todėl, kad tau tai patinka daryti, o tikrosiomis kūrybomis formomis siūlo vadinti tokias formas, kurias darytum bet kuriuo atveju. Profesorius Groznius Dažys. Tai nuo savęs, kaip ir neturiu ko pridurti, truputėlį toks virpuliukas buvo, tai tokį tekstą skaičiau taip kažkaip labai gal nervingai, tai jau iš mano pusės tiek. Virpuliukas yra gerai. Kas nevirpa, tas netapo. Taip. Tai aš apie Gustą galiu ką pridurti. Buvo, kaip čia minėjo, jis mano studentų magistratūroje, rašė teorinį darbą, nuo kurio aš kažkaip ir galvoju, reikėtų pradėti kalbėti apie tai, kas jis dabar yra. 10 metais baigtas buvo magistratūros studijos. Ilgą laiką neradom mes, kaip čia, objekto, ką būtų galima aprašyti, įprasminti magistro darbą, ką paversti tyrinėjimu. Tai galiausiai Gustas parodė savo dienoraštį ir aš supratau, kad tai jau yra. Bet tas dienoraštis buvo, kiek ten, kokį 150 gal puslapį, jis labai gausiai prirašytas. Dabar 800. O gal ir 800, dabar jau tikrai bus. Bet jis man pasirodė labai paveikus, labai užkabinantis tokias jo paties jautrias gyvenimo pusės. Tas jo gyvenimas buvo, sakyčiau, rūgštokas, parodytas toks ir su karteliu, su visokiom bėdom, nelaimėms, viltimis, nuosmukiais, pakilimais, abejonėm. Žodžiu, tikras žmogaus kraujas. Tai besiaurindami tekstą, žinoma, įvedėm ir Gusto tuometinius tapybos darbus. Ir išėjo visai geras diplominis darbas. Man reikės kurse jis buvo geriausiai 9 įvertintas. Ir aš jam tada irgi sakiau, sakau, turi dovaną rašyk toliau dienoraštį, visi didieji tapytojai rašė dienoraščius, pradedant kokį Delacroix, Cezanais, Van Gogais ir taip toliau. Taip kad Gustas gali įsilieti čia, šalia žvaigždės atsistot, aš dar paminėsiu. Ir išleis knygą su savo darbais, su savo dienoraščiu, žinoma, reikia apdoroti, bet tai būtų labai gražus pavyzdys, kaip galima sukabinti žodį su vaizdu. O jo šita paroda, kaip jis sakė, yra 3. Šiaip jau aš atidžiai seku, kas iš mano buvusių studentų, kaip startuoja Zakarauską, teko irgi pagloboti kažkada. Yra gerai startuojančių, yra lėčiau, kiti anksčiau, kiti vėliau, bet visą laiką įdomu tas jauno žmogaus brendimo laikas. Kažkada ir mes buvom
jauni, atsimenu, kaip aš su savo karta augau, irgi mums atrodė, kad jūra iki kelių, pasirodo paaugus, kad jį ne tik kad iki kelių, bet ir pėdų neapsėmė. Žodžiu, visai yra. Tai Gusto atvejais turbūt yra tas, kad aš visą laiką prisimenu jo tos studentiškus darbus ir žiūriu į tai, ką jis dabar daro. Ir man atrodo, kad jis tada, kaip aš jau sakiau, jis buvo gerokai rūgštesnis, kartesnis, toks, šiek tiek nervo daugiau. Dabar jis toks ir ramesnis. Gal gyvenimas jį nuvedė į tokią tapybos ramią kalbą, bet kai paskaitau jo tekstą, kuris čia yra, jums irgi vertėtų pasiskaityti, labai tas žodis pagauna, ką jis daro su ta gamta, kurią jis tapo. Kaip jis minėjo ir man jau nuo pat pradžių atrodė, kad ir studijose, kad eindamas į natūrą, žiūrėdamas, tapydamas tą natūrą, bando atsisakyti kultūros. Jeigu jis eina į peizažą, jis nori atsisakyti Sezano akių žvilgsnį į tą, ar ten kokio Matiso ar Monet žvilgsnį į peizažą. Atsisakyti kultūros ir grįžti į natūrą. Kai eina į natūrą, kaip jis sako, man nėra ko užsikabinti, aš turiu už kažko tai vis vien laikytis, žinodamas, kad už nugaros liko kultūra. Studentams ir galbūt Gusto laikais aš visuomet per paskaitas užduodu klausimą. Kaip atsitiko, kad Leonardas da Vinčis ir Klodas Monet, turėdami tą pačią akių rainelę, tapė skirtingai? Kodėl Leonardas da Vinčis netapė impresionistiškai? Koks atsakymas? Kas nulėmė? Kad keičiasi matymas. Tai studentai labai įvairiai tą klausimą atsakinėja, interpretuoja, vieniems taip atrodo. Ir galų gale mes prieinam prie tokių dalykų. Vis tik tai, kad ta kultūra nulėmė, laiko kultūra, kokio yra atsidūręs tapytojas, nulėmė, kokiom rainelės akim tu pažiūrėsi į natūrą. Ta kultūra eina į čia, paskui į akis ir pulsuoja į aplinką. Tai Gusto atžvilgiu ir sakyčiau, kai jis jau ateidamas į tą iš kultūros į natūrą, jis daugiausiai turbūt pasiklevė tik tai savo tuo pojūčiu. Tai yra turbūt pojūčių tapytojas, kaip jis tą natūrą pamato ir pradeda ją dekonstruoti ir vėl iš naujo lipdyti. Kol kas jis kaip tame paveiksle, kur pavadinimas parodos yra laivelis, kaip peizažas su kaliošu. Jis sėdi tame kalioše ir plaukia per Lietuvos gamtą. Tas kaliošas gali grimst, gali skęst, gali plūduriuot, bet jis eina per lygumą, per peizažą, mato tą peizažą labai įvairų. Daugiau, sakyčiau, kai čia pamačiau kitus darbus, su tokia rožinė spalva, kas man irgi keista. Rožinė spalva neprimena kartėlių, yra į kitą pusę pasukta, į linksmybių, šampaninios tapybos tokią pusę. Bet tu neįsižeisk, kadangi trečioji paroda yra reikalas ir pakritikuoti. Ir aš galvoju, kad reikia išlaikyti balansą, tą ėjimą į natūrą saugot kaip savo prigimties, tą iš dienoraščių, ką tu turi atsinešti į akis, žiūrėti į tą aplinką per savo tą natūros prigimtį, o nedaryti jau sukultūrinti tą natūrą. Tu pats sakai, kad įklimpęs į lietuviškos kolorizmo mokyklos tą masę tokią, kuri tikrai siurbė daug ką susirbė. Ne visi pabėga, gal ir bėgti nėra reikalo, jeigu ką nors randi. Labai patiko tavo užrašymas ten, kad horizontas tave laiko ant kojų. Ar tu guli, ar tu stovi, vis vien horizonto linija yra pagrindinė. Aš čia neveltui neatsitiktinai paminėjau Algimantą Švėgždą. Horizonto linija jam buvo apskaitai pasaulio. Taip ir yra iš tiesų. Sudedamoji pagrindinė linija. Visada yra horizontas. Ir daugelį paveikslų gali paaiškinti vien dėl to, kaip dailininkas suvokia horizontą. Čia nedaug kur rasti horizontą. Bet aš neabejoju, kad jis tapydamas šitos horizontą turi čia, galvoje. Švėgžda, kad įsitikinti, kas yra horizonto paslaptis, jam pirmą kartą atsivėdė, sako, aš nubėgau už kaimynės Micienės tvartelio, pažiūrėti, kur baigėsi horizontas. Vajetau, nubėgau, o ten vėl horizonto linija. Jis niekur nesibaigė. Jis yra amžinas. Taip, kad Gustai
kaip horizonto linija amžina, ar tu gulėsi ir stovėsi, taip ir tavo tapyba, tegu pulsuoja ta linijos horizonto jutimu, bet svarbiausia, su to kaliošu nepaskęs. Sakiau, į klinktelį, plūduriuot, ilgai laikytis, bet su kaliošu. Bet ne, išplaukti gal nebebus įdomu. Nuotykiai pas jį atsiranda, kai jis yra tame kaliošėje išplaukti. Tai sveikinu. Ačiū. Ačiū, Viktorai. Nėra iš ką, pareiga. Ne vien už kalbą, bet už tai, kad mokai dėstai, už tavo žinias. Nu, jis prisimena, kaip mes eidavome Valdžių galeriją, aš jau visiškai pavyzdžiui. Tai daug studentų yra atėję kartu, pas mus irgi į galeriją. Gal dar yra svečių, norėjau paklausti norinčių, ar pasveikinti, ar tarti žodį, tai tikrai labai prašom. Jeigu yra norinčių dar pasisakyti. Jeigu ne, tai tada tiesiog apžiūrint su vyno taure, tai tikrai dar kartą sveikinu, tai tikrai sveikinu labai su paroda ir ką, pradedam dirbti kartu. Džiaugiamės. Viršlybos čia. Tai yra ženklas, kad mes pradedam dirbti, mes kitaip nedarom parodų. Tai tiesiog dar noriu padėkoti labai visiems, kurie susirinkot ir tikrai lankykitės ir kitose parodose, pas mus sekite ir labai jūsų laukiam. Ir ką? Paroda atidaryta. Vynas. Dabar žiūrime suknelę pagal paveikslą. Viskas puikiai. Turi būti aplaistyta vynu. Čia fanfaras. Galima toliau